Antrasis laiškas Timotiejui. 1 skyrius. Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas pagal gyvenimo Kristuje Jėzuje pažadą, mylimam sūnui Timotiejui. Malonė, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir mūsų viešpaties Kristaus Jėzaus. Aš dėkoju Dievui, kuriam tarnauju, kaip ir mano protėviai, su tyra sąžine, be paliovos tave prisimindamas savo maldose dieną ir naktį. Menu tavo ašaras ir trokštu tave pamatyti, kad sugrįžtų man džiaugsmas. Aš vis prisimenu tavo nuoširdų tikėjimą, kuris pradžioje gyveno tavo senelėje Loidėjoje, tavo motinoje Eunikėje, ir esu tikras, tebe gyvena tavyje. Todėl tau primenu reikalą atgaivinti Dievo malonės dovaną, suteiktą mano rankų uždėjimu. Dievas gi mums davė ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir protingumo dvasią. Todėl nesigėdyk mūsų viešpaties liudijimo, nei manęs jo kalinio, bet drauge su manimi kentėk Evangelijos labui jėga Dievo, kuris mus išgelbėjo bei pašaukė į šventąjį pašaukimą, neatsižvelgdamas į mūsų darbus, bet savo laisvu nutarimu bei malonę, kuri dovanota mums Kristuje Jėzuje prieš amžinuosius laikus. Ji dabar tapo regima, pasirodžius mūsų išganytojui Kristui Jėzui, kuris sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo Evangeliją. Aš esu jai paskirtas šaukliu, apaštalu ir mokytoju. Dėl šios priežasties aš ir kenčiu tuos vargus, bet nesigėdiju, nes žinau, kuo įtikėjau. Ir esu tikras, kad jis gali išlaikyti man patikėtąjį turtą iki anos dienos. Sau taisyklę laikyk sveikus pamokymus, kuriuos esi girdėjęs iš manęs apie tikėjimą ir meilę Kristui Jėzui. Sergėk brangųjį turtą, padedamas šventosios dvasios, kuri gyvena mumyse. Tu žinai, kad nuo manęs nusigręžė visi, kurie yra Azijoje, tarp jų Figelas ir Hermogenas. Viešpats tebūna gailestingas Onesiforo namams, nes jis dažnai mane stiprindavo ir nesigėdijo mano grandinių, bet atvykęs į Romą, rūpestingai ieškojo manęs ir surado. Viešpats tesuteikė jam aną dieną rasti viešpaties pasigailėjimą. Be to, tu geriau žinai, kiek daug jis yra tarnavęs man Efeze. Antras skyrius. Taigi tu, mano sūnau, stiprėk Kristaus Jėzaus malonę, ir ką esi iš manęs girdėjęs prie daugelio liudytojų, perduok patikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti. Kęsk vargus kartu su manimi kaip geras Kristaus Jėzaus karys. Kareivis neužsiima pragyvenimo reikalais, norėdamas patikti karo vadui. Ir kas stoja į rungtynes, negaus vainiko, jei nebus grūmęsis pagal taisykles. Triūsiančiam žemdirbiui dera pirmam pasiimti vaisių. Suprask, ką sakau. Viešpats tau duos išmanymą apie visus dalykus. Prisimink prikeltąjį iš numirusių Jėzų Kristų iš Dovydo giminės, kaip skelbiama mano Evangelijoje, dėl kurios man tenka kentėti, net būti surakintam lik piktadariui. Bet Dievo žodis nesurakinamas.
Todėl aš visą pakeliu dėl išrinktųjų, kad ir jie laimėtų išganymą Kristuje Jėzuje su amžinąja šlove. Štai tikras žodis. Jei mes su juo numirėme, su juo ir gyvensime. Jei ištversime, su juo ir karaliausime. Jeigu mes jo išsižadėsime, ir jis mūsų išsižadės, bet jeigu mes ir tapsime neištikimi, tai jis lieka ištikimas, nes savęs jis negali išsiginti. Primink tai ir Dievo akivaizdoje reikalauk, kad nebūtų kovojama svaidantis žodžiais. Iš to nebūna jokios naudos, vien tik žala klausytojams. Verčiau stengis Dievui pasirodyti tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, bei iškraipimų skelbiančių tiesos žodį. Venk nerimtų tauškalių. Jie vis giliau bris į bedevystę ir jų kalbos, tarsi vėžio votis, vis plis. Tokie yra Himenėjas ir Filetas, kurie nuklydo nuo tiesos, tvirtindami, kad prisikėlimas jau įvykęs ir tuo griaudami kai kurių tikėjimą. Bet nepajudinamai stovi Dievo pamatas su iškirstu įrašu. Viešpats pažįsta savuosius. Ir atsitraukia nuo neteisybės kiekvienas, kuris garbina viešpaties vardą. Dideliuose namuose esti ne tik auksinių ir sidabrinių indų, bet ir medinių bei molinių. Pirmieji vartojami garbingiems reikalams, antrieji negarbingiems. Jeigu kas apsivalys nuo tų ydų, bus indas skirtas garbei, pašventintas, tinkamas valdovui, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Saugotis jaunatvės aistrų. Ieškok teisumo, tikėjimo, meilės ir ramybės su tais, kurie iš grynos širdies šaukiasi viešpaties. O kvailų ir nemokšiškų ginčų venk, žinodamas, kad jie veda į barnius. Viešpaties tarnui nedera kivirčytis, bet reikia su visais elgtis maloniai, stengtis pamokyti, būti kantriam, švelniai aiškinti prieštaraujantiems, rasi Dievas duos jiems atsiversti, pažinti tiesą ir jie prablaivės nuo velnio žabangų, kuriuose vergavo jo valiai. Trečias skyrius. Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai, nes žmonės bus savimylos, godūs pinigų, pasipūtę, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs gimdytojams, nedėkingi, nedorėliai, nemeilūs, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštūs, storžieviai, nekenčiantys to, kas gera, išdavikai, pramuštgalviai, pasipūtėliai, labiau linkę į malonumus negu į Dievą, dedasi maldingi, bet atsižadėję maldingumo jėgos. Tu saugokis tokių žmonių. Iš jų yra tie, kurie įsiskverbia į namus ir prisivilioja moterėles, pilnas nuodėmių ir blaškomas visokių įgeidžių, nuolat besimokančias ir vis nesugebančias pažinti tiesos. Kaip Janas ir Jambras priešinosi Mozei, taip ir jie prieštarauja tiesai. Tai žmonės sugedusio proto, neturintys užgrūdinto tikėjimo. Bet jie toli nužengs, nes jų paikumas kaip ir anų bus visiems regimas.
Vis dėlto tu pasiekei mano mokymu, gyvenimo būdu, sumanymais, tikėjimu, ištverme, meile, kantrybe, persekiojimais, kančiomis, kurios mane ištiko Antiochijoje, Ikonijuje, Listroje. O kokių tik persekiojimų man neteko iškęsti, bet iš visų išgelbėjo mane Viešpats. Ir visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami. Pikti žmonės, suvedžiotojai eis dar blogyn, klaidindami ir klysdami. O tu laikykis to, ką esi išmokęs ir tvirtai įtikėjęs, žinodamas, iš kokių žmonių esi išmokęs. Tu nuo vaikystės pažįsti šventuosius raštus, galinčius tave pamokyti išganimui per tikėjimą Kristumi Jėzumi. Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Ketvirtas skyrius. Aš karštai prašau dėl Dievo ir Kristaus Jėzaus, kuris teis gyvuosius ir mirusiuosius, dėl jo apsireiškimo ir karalystės. Skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžiu kantrumu ir kaip išmanydamas. Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet pasidavę savo įgeidžiams, susivadins savo mokytojų krūvą, kad tie dūzgentų ausyse. Jie nukreips ausis nuo tiesos ir atvers pasakoms. Bet tu būk visame kame apdairus, kentėk vargus, dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnystę. Aš jau esu atnašaujamas ir mano iškeliavimas arti. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man atiduos Viešpats, teisingasis teisėjas. Ir ne tik man, bet ir visiems, kurie su meile laukia jo pasirodant. Paskubėk veikiai atvykti pas mane, nes Demas, pamilęs šį pasaulį, paliko mane ir iškeliavo į Tesaloniką, Kreskas į Galatiją, Titas į Dalmatiją. Vienas Lukas tėra su manimi. Pasiimk ir atsivesk su savimi Morkų. Jis bus man naudingas padėjėjas. Tichiką aš pasiunčiau į Efezą. Atvykdamas atgabenk apsiaustą, kurį palikau Troadoje pas Karpą, taip pat ir knygas, ypač pergamentus. Kalvis Aleksandras man padarė daug bloga. Viešpats jam atmokės pagal jo darbus. Ir tu saugotis jo, nes jis labai priešinosi mūsų žodžiams. Mano pirmajame apsigynime nė vieno nebuvo su manimi, visi mane paliko. Te nebus jiems tai palaikyta nusikaltimu. Viešpats buvo su manimi ir mane sustiprino, kad toliau skelbčiau Evangeliją ir visos tautos ją išgirstų. Jis mane ištraukė iš liūto nasrų. Viešpats mane vėl ištrauks iš visų piktų kėslų ir išgelbės paimdamas į savo dangaus karalystę. Jam garbė per amžių amžius. Amen. Pasveikink Priską, Akvilą ir Onesiforo namiškius. Erastas pasiliko Korinte.
o Trofimą palikau Miletę sergantį. Paskubėk atvykti dar prieš žiemą. Tave sveikina Eubulas, Pūdas, Linas ir Klaudija bei visi broliai. Viešpats tebūna su tavo dvasia. Malonė teesie su jumis.